Gerai. Labas rytas, vaikai. Labas rytas. Tai jūs trečiokai, taip? Trečiokai. Atsinešiau instrumentą. Koks instrumentas? Gitara. Gitara. Ačiū. Gitara. Kiek sakė stygų turi? 6. Jūs žinote puikiau, smuikas? 5. Dar pagalvoja? 4, teisingai. Tai aš groju ir smuiku, ir gitara. Bet gitarą groju, na taip paprastai, sakykime. Tai pamokysiu šiandien jūs tokį pasisveikinimą labai trumpą. Pasisveikinsim, pamojuosim tiesiog, kol aš dainuosiu ir paskui bus tokia vieta, kur reikės iškelti 2 rankas į viršų ir laikyti tiek, kiek aš laikysiu. Gerai, bus tokia labas. Bet aš turiu tik vieną ranką, nes kita bus užsiėmus, kai jūs kelsite abi, gerai? Pabandom. Labas, labas, jūs smagu pasveikinti. Labas, labas, jūs smagu matyti. Labas, labas, jūs smagu pasveikinti. Labas, labas, jūs smagu matyti. Abi rankos į viršų. Labas, labas kartu. Gerai, vaikai, šiandien vesiu pamoką, aš kaip ir minėjau, noriu jūsų paklausti, ar jūs prisimenate kažką iš paskutinės pamokos, ką mokėte su mokytoja? 3 tokias labai įdomias asmenybės. Asmenybės, 3 asmenybės Lietuvai labai svarbes. Vienas žmogus įkūrė Lietuvos himną, taip atsimenat? Na, kas man gali pakelti ranką, kas prisimena? Kokias asmenybės? Vincas Kudirka, ką jis padarė? Sukūrė Lietuvos himną. Teisingai, gerai. O kita asmenybė, gal atsimenat Naujalį, Juozą Naujalį atsimenat? Ne. O ką jis padarė? Jis sukūrė Lietuvos giesmę. Sukūrė giesmės žodžius. Žodžius. Giesmę. Giesmę. Kaip Lietuva. Kokia giesmė gal atsimenat? Lietuva. Lietuva brangi. Teisingai, aha, labai gerai. Ir dar viena. Maironis. Maironis. O ką apie Maironį jūs prisimenat? Jis sukūrė žodžius Lietuva brangi. Lietuva brangi? Taip, Žodžius. Žodžius. O žiūrėkit, o kas buvo vargonininkas iš jų, noriu paklausti? Gal žinote, kas groja vargonais iš jų? Ne. Nežinot? Tikrai? Vincas. Naujalis, teisingai. Puiku. O dar kuom groja Naujalis? Smuiku. Ne? Atsimenu, prie taip pamoką mokytis. Kažkokį ten. Violončelė. Violončelė. Kiek violončelės stygų turi? 4. 4. Labai gerai. Tai puiku. Gerai. Tai prisiminėm labai trumpai šios 3 žmonės. Jie labai svarbus Lietuvai. Ir aš šiandieną jums pristatysiu tikrai jums jau žinomą žmogų, kuris yra labai nusipelnęs Lietuvai. Gal kažkas jau iš vaizdo atpažįstame. Kas čia? Mykolas. Čia. Na, dabar kas skaityti moka? Mikalojus Konstantinas. Ir sunkiai matosi. Tai kas toksai? Čiurlionis. Ir aš šiandien pagalvojau, kad tuo pačiu laikmečiu, kaip ir šie 3 nuostabūs žmonės, kūrėjai, labai svarbus Lietuvai žmonės, kūrė labai svarbius dalykus, taip pat gyveno ir Mikalojus Konstantinas Čiurlionis. O Mikalojus Konstantinas Čiurlionis, taip, jis buvo kompozitorius. Kas yra kompozitorius? Žmogus, kuris kūrė dainas ir eilėraščius. Aha, ką dar? Na pagalvokit, kokia mes dalykė dabar esame? Klasai. Mokytojas. Muzika, kūrė muziką. Kompozitorius kūrė muziką, taip gali kurti ir žodžius tai pačiai muzikai. Taip, o tuo pačiu Mikalojus Konstantinas Čiurlionis buvo ir dailininkas. Ir jis, dabar noriu, kad labai mane išgirstumėt. Jis, kurdamas muziką, matydavo vaizdinius. Gamtos, labai mylėjo gamtą, labai daug gamtos
vaizdavo savo paveiksluose, tai jis buvo ir dailininkas, ir kompozitorius. Tokių žmonių pasaulyje yra labai labai nedaug. Ir tai dažnai mes vadiname fenomenu, kad tai yra labai toks neįprastas, išskirtinis ir, neįtikėtinai įdomus dalykas. Ir jo dailės darbuose gali matyti, jausti muziką, o muzikoje gali jausti spalvas. Tai šiandien mūsų tema yra tokia. Ar mes galime girdėti spalvas? O kaip jūs galvojate, ar mes galim girdėti spalvas? Bet mokytoja, bet jis buvo dar gydytojas. Ne, Čiurlionis nebuvo gydytojas. Čia mes kalbam turbūt apie kitą, jau kur jūs mokėtės. Tai kasgi ten buvo tas gydytojas, tai palaukit, prisiminsiu. Kudirka buvo gydytojas. Ne, bet čia mes ne apie Kudirką kalbam, dabar apie Mikalojų Konstantiną Čiurlionį. Bet jis toks pat. Panašus tau jisai. Kažkuom, gali būti man kartais panašus žmonės. Taip, tai jis kūrė muziką ir tapė paveikslus, kuriuose labai dažnai vaizduodavo gamtą. O kokia gamta yra? Labai ryškių spalvų, tokių pastelinių, lengvų spalvų. Visokia būna gamta, teisingai. Tai ir jo paveiksluose yra, vienose paveiksluose yra labai tokios ramios spalvos, daugiausiai jų, o kai kuriuose yra ir ryškesnių spalvų. Šiandien noriu jūs dar supažindinti, kad jo paveikslai dažnai vadinosi kaip muzikiniai kūriniai. Pavyzdžiui, fuga, sonata, tai yra muzikiniai kūriniai, muzikiniai žanrai, preliudas. Ir tai yra taip pat labai įdomus dalykas, atspindintis tai, kad jis paveiksluose girdėdavo ir matydavo muziką. Gerai, tai dabar taip. Taip, noriu paklausti. Aš dabar parodysiu jums keletą paveikslų ir noriu, kad jūs man papasakotumėte, kokia muzika galėtų skambėti tame paveiksle. Ar aiškiai užduotis? Kaip man? Gerai. Drąsiai leiskit savo. Bangų muzika. Bangų muzika. Gerai, ką dar matot? Kokia galėtų būti? ten Rami, triukšminga. Laivų. Laivų muzika. O kokia ji yra? Kokia? Čia šitam paveiksle. Kokia? Linksma, liūdna, tranki, liūdna. Linksma? Tau linksma. Tranki. Kaip dar galvojat? Liūdna. Liūdna? Banguota. O ką matai, kad taip sakai, kad liūdna? Nes laivus visus neša. Neša. Jie yra pavaldus tik tai gamtai, daugiau niekam. Tai ką dar matai? Man irgi dangų. Dangų matai. Aha. Kad ten bangos. Gerai, priimkim kiekvieno, jis mato dangų, tebūnie tai būna dangus, nes mes kiekvienas galime išvelgti skirtingus dalykus kartais, taip? Ką dar matot? Paskutinė įžvalga. Paukščius matot? Ką matai, kad taip sakai? Tai ten tie, kur dabar paukščiai kasna. Čia? Ai, čia laivai. Čia gal tu truputėlį toliau sėdi, gal tau truputėlį taip atrodo, bet labiau gal čia panašu į laivus yra. Tai gerai, man patiko, labai gražu. Ir šitas paveikslas yra jūros sonata. Kaip minėjau, sonata yra muzikinis žanras, tai labai įdomus dalykas. Tai yra finalas. Čia matau delfiną tokį neryškų. Ne, kaip delfiną matau. Kaip įdomu. Gerai, o žinot vaikai, kad finalas dažniausiai būna toks pats įspūdingiausias, intensyviausias ir toks ryškiausias kūrinys. Tai ar panašu, kad čia yra intensyvi muzika? Panašu? Ne, jums nepanašu? Tos didelės bangos, nepanašu, intensyvi. Įsivaizduokite, kaip ten atsidurtume dabar, ar ne? Va čia atsidurtume? Ar jums būtų intensyvu, ar jūs ten ramiai sau plaukėjate? Ar ramiai, ar jau labai... Aha, labai intensyvu ir taip jums nelabai ramu, ar ne? Mokai jau pritraukė. Oi, ko čia atsitiko? Čia kažką paspaudžiu gal aš? Ne. Gerai. Gerai. Kas čia dabar buvo? Oi, va, viskas pavyko. Gerai, kitas paveikslas. Pažiūrim, greitai, pagalvojam, kokia muzika galėtų čia skambėti? Žvaigždžių. Skaityti mokat, gerai. Tai dabar išpažinėkim tik paveikslą. Kokia muzika? Rami. Linksma. Kokia? Triukšminga. Tranki. Rami. Kokia dar?
Linksma. Linksma. Taip. Aš matau vieną ir kažkokių daug pastatų ir viskas. Aš matau vieną. Pastatus matai? Mhm. Aš matau žvaigždės. Planetas. Aš matau daug planetų. Wow. Tai va, matai, žvaigždžių sonata, numeris 6, Allegro. Allegro yra linksmas. Turėtų būti linksma muzika, bet jūs galite girdėti savaip iš paveikslo viską. Taip, klausom. Čia atrodo, kad čia yra toksai tinklas, kuris važiuoja kažkokį pastatą ir šaudė į ten pristatą, kad jis nenugriaus. Puikiai. Puiku. Gerai, greitai dar pabandom. Kas čia? Vandenynas. O kokia muzika vat skamba? Pagalvokim, kokia galėtų skambėti muzika šitam paveikslui? Laivo trankos į bangos. Linksma? Gali būti nostalgiška dar kokia. Pagalvokim įdomesnių kokių žodžių. Kas galėtų apibūdinti? Kaip į laivą trankos į bangos tokia muzika. Banguojanti, koks geras pas... Matau, kad ranka matau laivą ir ten apačioje kažkokį miestelį. Miestelį? Ką dar matau? Aš mokytoja galvoju, ten kur mokytoja. Aš matau laivą ir du švyturius. Ir du švyturius. Vaikai, tai rami muzika, banguojanti muzika. Aš kiek žiūrėjau, yra upė ir ant rankos laiko ant rankos. Taip, draugas irgi minėjo, taip, kad matė, taip. Ranka, puiku, jūs labai pastabus. Gerai šitas. Kokia muzika skambėtų iš to? Ramybė, tai jau sufleruoja, kadangi smokat skaityti. Aš matau sufleruoja. Pasislėpusį žmogų ten kažkokį. Tau čia atrodo žmogus. Pabaisa? Kažkam žmogus? Kažkam pabaisa? Bet tas paveikslas, jisai tikrai atspindi, ar ne? Jis yra ganėtinai ramus, teisingai. Gerai, pažiūrim, ar dar kažką turiu. Va, matėt, sakiau, turi ryškesnių spalvų gamta. Na, kas moka skaityti? Pasaulio sutvėrimas. Ar dabar pagalvokim, kaip čia taip? Kokia čia muzika galėtų skambėti tam pasaulio sutvėrime? Linksma? Kokia dar? Labai daug spalvų. Labai daug spalvų. Bet neriškių. Aha. Pianino. Pianino. Girdėtum pianiną. Kaip įdomu. Kas Aš dar? tiesiog savo čia paėmė teptuką ir va taip pakrat, nes aš daugiau nieko nežiūriu. Nežiūriu, man plaukia vaizdas. Aha, plaukia vaizdas. Čia atrodo, kad tokie rūmai ir vazonai statytos gėlės. Tai ten kažkas groja su pianinu šone. Tai va, jūs labai kažkaip vat jau jaučiat natūraliai, kad tai galėtų būti pianinas. Tai labai džiugu, nes nesu tikra, bet aš manau, kad tikrai Čiurlionis labai daug rašė pianinui, fortepijonui, labai daug rašė kūrinių. Pavyzdžiui, preliudai, sonatos dažnai būna rašomos fortepijonui. Tai jis be galo mėgo šitą muziką. Tai tikrai galite, netgi dabar jūs jau girdite, tai yra nuostabu. Gerai, tai šitą girdėjau dar labai tokią, kokia ten buvo? Rami. Tai kokia ta muzika? Linksma? Gyva, gali būti gyva muzika. Gyva, rami, kokia rami, taip pat persipina, dar taip pat ir rami, ir gyva, ir linksma. Puiku. Gerai. Ir paskutinis, man atrodo, yra. Su angelais. Angelai. Taip, gerai. Kokia muzika skambėtų šitam paveiksle? Rami. Rami. Kokia dar? Mokytoja. Šviesi galėtų būti? Jo, Šviesi galėtų būti. Smagi. Smagi. O kodėl ten angelai stovi? Nes aš tik tai, sakot, angelai, aš tik tai sparnus matau. Aha, gal reikėtų iš arčiau pažiūrėti, nes jie matosi. Noriu pažiūrėti arčiau? Taip, pažiūrėti arčiau. Jeigu nesimato. Pažiūrėkit, čia gal šiek tiek šalių. Matote dabar iš arčiau? Daug čia yra angelų. Taip, gerai, grįžtam į savo vietas. Ne, čia turbūt Jėzaus nėra, bet čia yra tikrai angelai pavaizduoti. Gerai. O dabar aš labai noriu jums duoti paklausyti ištrauką iš Mikalojaus Konstantino Čiurlionio simfoninės poemos Miške. Tik tai prieš tai noriu dar truputėlį išsiaiškinti. Kas yra simfoninė poema? Nežinau. Jau galėtų jums tas pavadinimas sufleruoti, kas atlieka šitą kūrinį. Simfoninė poema. Pagalvokit. Kokie instrumentai galėtų atlikti?
Spėgos, pianinas ir smuikas. Na, gal yra kitų minčių? Gitara. Gitara. Simfonija. Tikrai esate girdėję simfoninis orkestras. O kas groja simfoninėme orkestre, gal žinote? Ne. Girdėjau, smuikas labai tinka, labai gerai styginiai instrumentai, tai kas yra smuikai, Tas tai altai, panašus į pianiną kažkoks. violončelės, kontrabosai, tada pučiamieji instrumentai yra. Kokie pučiamieji? Saksofonas. Na, saksofonas jis daugiau toks link į šiuolaikinę muziką. Simfoniniam orkestre fleitos, valtornos, trombonai, tūbos, yra ir mediniai pučiamieji, fagotai, klarnetai, na ten begalė daug visokių įdomių instrumentų. O jiems visiems turi kažkas vadovauti? O kas jiems vadovauja? Dirigentas. Puikiai, o kokį jis turi ten tą lazdelę, kaip jinai vadinasi, atsimenat? Ne. Jūs labai mėgstate šokinėti ant tokio daikto. Batutas. Taip ir panašiai. Batutas. Tik Batuta. galūnė A. Tuta. Batuta, teisingai. Tai dirigentas diriguoja batuta simfoniniam orkestrui, o skamba jums simfoninė poema. O geriau poema tada kas yra? Poema. Čia vėlgi. Kaip? Tai sakyk. Kada žmonės dainuoja. Kada žmonės dainuoja, gal galėtume pritempti, bet gerai, eiliuotas tekstas. Įsivaizduokit, Čiurlionis ne tik spalvas matė, bet ir eiles girdėjo ir sujungė visą tai į vieną simfoninę poemą. Todėl kviečiu dabar užsimerkti šiek tiek, atsisėskit patogiai, gerai, kad jaustumėtės gerai. Ir noriu, kad jūs išgirstumėte, kokie instrumentai groja. Man pavardinsit šiek tiek pučiamieji, styginiai, kokius girdite. Ar intensyviai groja, ar kaip jūs jaučiate tą muziką. Ir pavadinimas yra miške. Ir ar pajausite jūs tą mišką ir kokios spalvos tame miške vyrauja. Pagal jūs, gerai? Pabandom? Gerai. Mes truputėlį,
pasiklausėm trumpą ištrauką. Iš tikrųjų, šitas kūrinys yra ganėtinai ilgas, mes jo tikrai viso neklausysim. Tai dabar noriu paklausti. Ką išgirdot? Smuiką. Pakeliam ranką, gerai? Ką išgirdot? Pučiamasis ir styginius instrumentus. Aha, o kokias spalvas girdėjai? Ką įsivaizdavai? Kaip tau atrodė ta muzika? Ką įsivaizdavau? Pabaigoje, kaip triušės bėga nuo lapės. Ha, kaip įdomu, gerai, kas dar nori? Smuikas buvo. Smuikas buvo, gerai, kokios spalvos, ką pajutai, gal kažką įsivaizdavai? Tokios, kaip pasakius, švelnės, tokios gražios, neryškios spalvos. Neryškės spalvas. O koks miškas buvo? Žiemą, vasarą, rudenį, pavasarį? Juodas. Vasara. Juodas tavo vasarą. Tai reiškia, koks jisai? Vasarą koks miškas būna? Saulėtas, žalias. Žalias, saulėtas. Koks dar gali būti? Šlapias, po lietaus. Taip, grybų ten pilna. Puikiai. Ir rogytė. Ir rogytė. Pavasaris pas mane. Pas tave pavasaris. Aš girdėjau, tavo miškas buvo juodas, taip? Papasakok, kokį tu jį įsivaizdavai dar. Gal kažkokį... Visiškai juodą mišką matei. Tai gal buvo žvaigždės. Gal naktį? Labai geras pastebėjimas, puiku. Gal tai buvo naktis. Kas dar ką nors tokio įdomaus? Žinokit, nebijokit dalintis. Labai įdomu yra pasidalinti, ką kiekvienas... Matot, kaip skirtingai įsivaizduoja? Kas dar ką nors papasako? Pasidalinsi? Ne? Dar. Pas mane buvo vakaras. Vakaras. Taip, o koks vakaras? Kokia tai 6? 6 valanda ir kas tą 6 valandą darosi? Tiesiog lapė bėgo paskui kiškį. Tai va šita istorija man labai patiko. Puikia istorija. Puikia. Aš įsivaizdavau, kad naktis skrenda lėktuvas ir ten visi gyvūnai miega, o kitas bando juos suvalgyti, kol jie miega. Bando suvalgyti, kol jie miega. Toks, sakyčiau, iš siaubo filmo net. Siaubingas. Kaip įdomu. Matot, kaip mes skirtingai visi matome ir įsivaizduojam. Gerai. Tai spalvos, kaip suprantu, tokios ramios, gal tamsios, kažkam šviesios, labai skirtingos. O dabar aš noriu, kad mes ne tik tai klausytumėm, ne. Aš noriu, kad mes šiandien pabūtumėm šiek tiek kompozitoriais. Ir aš sukūriau tokią priemonę, toj truputėlį ją pristatysiu. Labai paprasta. O jau čia jums bus labai paprasta. Panaudojau nateles ir pauzę, kurias jūs tikrai žinot. Tai ketvirtinė yra. Ta, aštuntinės titi ir pauzė ša. Gerai. Dabar panaudojau tokias ikoneles, kurios pavaizduos, kaip mes tą ritmą atliksim. Visi bus skirtingi. Aš jums duosiu po 5 korteles, jūs galėsite vienos nesirinkti, kuri jums nepatinka. Ir jūs sudėliosite savo ritmą. Kaip jisai atrodys? Mes naudosime šuoliuką į orą, todėl mes turėsim atsistot, pristumti kėdutės, atsistot gerai. Tada, kas čia yra? Šitas. Plojimas čia. Spraksiukas čia. Čia kojelė viena, kita ir kas čia yra? Dūžis į rutinę. Gerai. Kaip pavyzdį parodysiu tiesiog. Pirmą pasakysim. Ritmą. Ša, ša, ti, ti, ta. O tada padarysim kartu. Ša, ša, ti, ša. Kiekvienas bus skirtingas. Aš jums dabar duosiu. Jūs galite dar, žinokit, atsisėsti. Atsisėskit, mes susikomponuosim. Tik tais užsiverskit savo prakideles, prašau, gerai. Užsiverskit. Aš duosiu po vieną tokį pluoštelį. Gerai, jūsų yra 8, tai aš 8 duosiu. Po 5 korteles vienos galite nenaudoti, jeigu jūs, pavyzdžiui, ar jie atrodo sudėtinga, ar nepatinka, galite vieną išimti, gerai? Ir susidėliosim kaip sakinį. Vieną šalia kito, vieną šalia kito. Ir skaitysim kaip knygą. Ar aišku? Labai paprastas uždavinys. Prašau. Prašau. Mokytojai neturiu, dėja, neužteko. Pažiūrėk. Taip, prašau.
Gerai, tai dabar išsirinkite 4, kuriuos norite atlikti. 4 ritmus. Su kūno perkusija. Vieną užsiverskite tą, kurių jums nereikia. Pas mane 2 tokios pačios. 2 tokios pačios? O, pastebėjau. Gerai. Žinai, ką aš darysiu? Taip, žiūrėk, ką padarysim. Taip. O kam čia parodyti? Iš kieno paėmėm? Iš tavęs. Tai pasirinkime. Gerai. Pas mane 5. Taip, 5 turi būti. Gerai. Kurios nenori? Kurios nenori? Šitos nenori užsivers. Aš jau. Ir dabar susidėkite iš eilės. Pavyzdžiui, 1, 2, 3, 4. Kad būtų kaip sakinukas, ne? Kaip tu nori. Va, taip, 1, 2, 3, 4. Ir skaitysim kaip knygą. Gerai? Čia dar vis veikia. Puiku. Ar pavyko? Taip. Gerai, dar laukiam draugų. Gerai, nuo kurio tu pradėsi, nes susidėkite nuo šito. Taip, geriausia. Nes geriausia yra 1, 2, 3, 4. Štai taip susidėkite. Arba išėdės, dar galiu ir taip. Tavo paėmų taip. Taip. Gerai. Kas norėtų pradėti? Kas norėtų pradėti šitą užduotį? Drąsiai. Vaikai padėsiu, jeigu ką, jeigu kažkas neaišku, tikrai padėsiu. Na gerai, savanorių nėra? O tai ką reikės daryti šitai? Taip, iš pradžių pasakysim ti-ti-ta, ti-ti-ta ir tada atliksim kaip parašyta. Su kūnu. Tik atsistoti reikės, gerai? Tas, kuris atlieka, atsistoti. Visiems? Taip. Au. Padėsim, gerai? Nesijaudinkit, viskas bus gerai. Jeigu kažkas neaišku, padėsim. Gerai, kas nori pradėti? Na, gerai. Tu drąsus. Gerai? Atsistok, gerai. Ta, ša, ta. Ša. Gerai, tai dabar kaip atliksi ją? Toliau, šaunuolis. Puiku. Išėlės. Puikiai, ačiū. Puiku, sės. Puiku. Tau puikiai pavyko, taip greitai. Tau net nereikėjo skaityti, tau jau viskas buvo aišku. Gerai. Matot, aš kartais irgi nežinau, kiek jūs jau mokat, kiek jūs visko gerai. Pabandom, gerai? Nebijok, viskas gerai. Taip. Šitą dabar skaitai gerai. Ša. Tada. Toliau šitą skaitysi. Taip. Puikiai. Dar žinot, ką noriu paprašyti, gal pasakykime vardelius gerai, kas ten yra. Ta, ta. Puikiai, šaunuolė, labai gerai. Nu, mato, čia nieko čia nėra. Gerai, iš eilės. Pabandom. Pasakykim. Ša, Ta. Ačiū, na, ta. Gerai. Kiti. Puikiai, ačiū. Galvoji, kad titi. Gerai, supratau. Sekantis. Bandysim, gerai? Gerai, vis tiek nepraeis, taip kad nebus. Gerai, pabandom. Tik viską išvardinam, gerai, kokios yra natelės. Šaunuolė, puikiai. Ta mano groja čia viskas iš. Gerai? Taip. Pabandom. Ta. Ša. Ta. Ša. Uždėkime, man atrodo. Ta buvo. Ta. Ša. Tada. Gerai. Puikiai. Taigi ne taip sunku. Ar sunku buvo? Ne, visai ne. Nu, pabandom. Gerai? Nu, pabandom. Taip. Ta, ša,
Šaunu, puikiai. Sunku buvo? Ne, visai ne. Truputį pagalvoti reikėjo, tai pagalvoti reikėjo. Gerai? Gerai. Nebijok, padėsiu, matau, kad jaudinės, nesijaudink, viskas gerai. Gerai, šuoliukai čia yra ta. Taip, gerai, pabandom. Ir ta. Šaunuolė, matai, viskas visai gerai. Taip, jaudinaisi, viskas gerai. Pabandom. Na, pasiruošęs? Pasiruošęs. Gerai, nurodė, kaip tau čia sekasi. Ritmuoti, tai sako viską gerai. Ir. Palauk, čia dar sakyt? Jo. Sakyti, nu, čia, va, štai kaip skaitai knygą. Gerai. Gerai, pada sustojam ties čia, gerai. Ta, drąsiai. Ša, neskubėk. Šitas buvo sunkokas, taip? Jeigu nereikėtų sakyti, aš būčiau padaręs. Tai žinai, kokį būdą dar galima panaudoti, pasakyti iš pradžių ti-ti-ta ir tada ti-ti-ta, nes tu jau ritmą būni išmokęs, gerai? Gerai, kitą kartą pasižiūrėsim gal taip, gerai? Kam buvo sunku pakelti ranką? Sunku buvo. Ir tau buvo sunku. Vidutiniškai. Ir tau buvo sunku. Jum irgi buvo sunku. Aš galvojau, kad čia bus jum lengva. Per viduriuką. Bet aš manau, kad darant kasdieną, kiekvieną pamoką, mes jau išmoktumėm, ar ne? Gerai, puiku. Man patiko, jūs greit susigaudėt, šaunuoliai. Gerai, o dabar buvo toks vienas žmogus, Suzuki, kuris taip pat sugalvojo, kad spalva gali skambėti ir skambėti konkrečiu garsu. Jūs, žinau, grojate su varteliais. Jie taip pat yra Suzuki varteliai. Jie taip pat turi spalvas, teisingai? Taip, tai prisiminkim, kokia yra raudona spalva. Do, tada man atrodo yra oranžinė. Re, gerai. Tuoj pasidėsiu, netelpa, tada toliau keliauja, tuoj pasižiūrėsim, kuri čia yra. Čia si, pas mus va tokia yra. Tokia, kokia čia yra? Tuoj, tada kokia? Ne, po sol keliauja. Ir tada? Pati mažiausia ir aukščiausia. Pažiūrėkit dabar. Pažiūrėm. Do žemiausia yra didelė. Do. Ar ne? Gerai, jūsų yra 8. Duodu aš iš eilės. Arba gerai. Gerai, išsirinkit patys. Nenugriaukit draugo, visiems užtenka. Atsisėdam. Aš siūlau groti į koją. Labai nesiranka skauda, va jau parauda. Gerai. Dabar taip, aš įjungsiu tokį kūrinį, kuriame reikės pataikyti į savo spalvą savo laiku. Jūs jau tokį pratimą vieną tikrai žinau, kad darėt, pati mačiau savo akimis, tikrai žinau, kad mokat. Pabandysime, gerai? Išrinkau tokį kūrinį. Visai lengva. Dabar žiūrėkit, vaikai, noriu pasakyti, kad spalvos čia atitinka, aš pasitikrinau, spalvos atitinka, ar matot? Kuri sol yra
žinai. O kurie mano? Gerai. Parodykit man žemiausią do. Kas turi pačią pirmą do? Šaunuolis, tada re. Gerai. Mi. Tai kad čia E. Tai gerai. Ir yra. Mi, bet mes tų pavadinimų mokytojas sakė nesimos. Gerai. Fa. Fa. Fa, tada. Tada solinis. Le. Gerai. O po to įsėsite ekraną jau paleis. Jėtis, aš nemoku su tokiom technologijom. Taip. Le. Va, kodėl man čia susikosi. Gerai. Ir ploniausia, mažiausia šitą do. Gerai, pabandom. Pabandom, gerai. Susikaupiam, kūrinys yra lengvas, bet vis tiek reikia susikaupti. Gerai. Pasiklosit? Gerai. Prašau, susidėsim. Gerai. Puiku. Taip, ačiū, ačiū. Ateik. Kokia čia tavo buvo? Fa. Taip. Fa. Taip, ar buvo įdomu su kitokiais tiek instrumentais pagroti? Taip, labai gerai. Labai puikiai jums sekėsi. Kai pirmą kartą girdint šitą kūrinį, čia buvo klasikinis kūrinys šiaip. Ganėtinai kanonas in D, tai D minorinis kanonas. Pachelbelio tokio, labai nuostabaus kompozitoriaus. Gerai, o pabaigai. Aš labai noriu, jūs labai puikiai filosofuojate ir galvojate, tai aš dabar atsidarysiu vieną labai gražų. Nebeturiu. Gerai, pasirinkime šitą. Neįdėjau, pasirodo. Gerai. Dabar taip, pasitelkus šitą paveikslą, pasižiūrėkim jį ir pabandykim pagalvoti, ką šiandien aš išsinešu iš muzikos pamokos, kaip aš jaučiuosi. Gerai. Gerai, kiekvienas pasakysim bent po vieną žodį, gerai? Gerai, gali pasidalinti. Linksmai. O kodėl? Džiaugėtės, kad pamoka praėjo gerai. Džiaugiesi, ačiū tau, kad pamoka praėjo gerai. Labai gera, ačiū. Gerai, o kaip tu jautiesi šiandieną? Gal kažką tau gali padėti atsakyti į tą klausimą, paveikslas šitas, ką tu matai? Linksma. O kodėl linksma? Pagvildenkim šiek tiek. Kas tau, kodėl tau linksma? Tau pavyko, tu susikaupi, tau pavyko viskas. Taip, puiku. Džiaugiuosi. O gera tavo emocija? Gera emocija, su gerai išeisi.
O tau kaip sekėsi? Normaliai? O kas buvo sunku, kas buvo lengva, kas patiko? Su lasdom labiausiai tau patiko tos spalvos, Suzuki spalvos labai patiko, jos labai ryškios, jos tikrai traukia akį. Ačiū. Man irgi patiko. Ar galėtum pasižiūrėti šitą paveikslą, pasakyti gal savo jauseną, vat kaip tu jautiesi šiandien po pamokos? Ar gali kokius paveikslus padėti atsakyti? Gerai. Gerai jautiesi, gerai. O kaip gerai? Kas telpa į tavo žodį gerai? Kad patiko atsakinėti Aistei į klausimus. Ir su šitom lazdom ir su šitais. Tau buvo įdomu, buvo kitaip šiek tiek, taip, aha, ačiū. Viskas, ačiū, gerai. Kas tau patiko? Kaip tu jautiesi? Pusnormaliai. Pusnormaliai, koks įdomus terminas. Čia kad pusė normalu. Gerai, o gal tau padėtų tas paveikslas? Pasižiūrėk, kaip tu, kokį jausmą tau kelia ir ką tu jame matai ir kas gal atspindi tavo dabartinę, kaip tu jautiesi? Normaliai. Normaliai man, žinokit, toks neatsakymas. Normaliai toks nei taip, tai aš nežinau, tada galvoju, kad nieko nedarėm šiandieną. Tarp žemės ir dangaus. Čia panašu, kad yra tokia pilis, gal net tikrai svajų. Čia. Egba, nu tai kalbėkit, vaikai kalbėkit, ką matot, gal kažką dabar susijęjom. Linksmai. Linksmai. Kas telpa į tavo žodį linksmai? Patiko tas pasisveikinimo. Patiko su tais daužyti grot. Patiko į klausimus atsakinėti ir gerai, kad pamokas pavyzdys. Nu, gerai, kad gražiai praėjo. Puiku, ačiū tau. Labai išsamus. O kaip jautiesi? O kas yra gerai? Linksmai, gerai, ramu tau, ar neramu? Kaip? Ar buvo apie ką pamastyti pamokoje? Ar buvo minčių visokių įdomių? Buvo, gerai. Na, kokios mintis gal jau nebeklausiu. Gerai. Kaip tu jautiesi? Tau patiko paveikslai. O kodėl jie tau patiko? Kuom jie tau patiko? Man tai patiko tas, kur visi sakė, kad ten baisu ir ten netaip atrodo, bet man tas patiko. Ten, kur jūra? Jo. Banguojantis, stipri finalas, kur sakėm, kad galinga. Ne, su Kur dvi akys tos. Kur dvi akis? Ai, ramybė. Ramybė. Tai ji labai nuostabi. Ačiū. O tau kas? Nu, man tai gerai. O kaip tu jautiesi? Gerai, nes tiltą panašu, tai gerai. Ką padarei? tiltą. Ai, tau patiko tas tiltas, ar ne? Ir tau tas paveikslas kažkuo matsuo. Žvaigždžių sonata. Tai vaikai, kas buvo Čiurlionis, man priminkit, prašau. Trumpai. Lietuvos dailininkas. Ir dailininkas, ir kompozitorius, ir mes pačiu laiku. Ačiū labai. Ačiū šiandieną. Ačiū labai.